Kodėl nieks man to nepasakė anksčiau? Daktaras Džiulis Smithas. Ištrauka. Kaip panaudoti savo žodžių galią? Kalba, kurią vartojame, gali turėti stiprų poveikį mūsų patirčiai ir pasaulio suvokimui. Ji yra mūsų įrankis, padedantis suprasti, priskirti pojūčius tam tikroms kategorijoms, mokytis iš praeities patirties, dalyti šiomis žiniomis, numatyti ir planuoti ateities patirtis. Kai kurie žodžiai emocijoms įvardinti laipsniškai vartojami vis dažniau ir dažniau ėmė reikšti skirtingus dalykus, įgydami itin plačias, ne visada aiškias reikšmes. Laimingas tapo pagrindiniu žodžiu, reiškiančiu viską, kas susijęs su pozityviais jausmais iki tokio lygmens, kad niekas iš tikrųjų nebežino, ar tai, ką jaučiame, galima laikyti laimę. Jeigu jaučiu aistrą, jeigu noriu ką nors daryti, ar esu laimingas? Jei jaučiuosi ramus ir patenkintas, ar esu laimingas? Jei jaučiuosi įkvėptas ir kupinas energijos, ar tai yra buvimas laiminga? Tas pats atsitiko ir su tokiais žodžiais kaip depresyvi nuotaika. Kas yra depresyvi nuotaika? Liūdesys, nusiminimas, susijaudinimas, sustingimas, nerimavimas, nuobodulys. Ar tai iš tikrųjų svarbu? Na, pasirodo, kad iš tiesų taip. Skurdesnė sąvoka ir žodžių, kuriais galima tiksliai atskirti neigiamas emocijas bagažas, siejamas su didesnė depresija nutikus stresiniams gyvenimo įvykiams. Tie, kurie geba aiškiai skirti neigiamus jausmus, yra linkę lankščiau reaguoti į problemas. Kalbant konkrečiau, patirdami stresą, jie rečiau griebiasi taurelės, mažiau reaguoja į atstumimą ir mažiau nerimauja, bei patiria mažiau depresinių sutrikimų. Tai nereiškia, kad tuos dalykus lemia sunkumai atskirti neigiamus jausmus, tačiau rodo, jog turime galingą įrankį, kurį galime panaudoti ir kuris gali padėti mums išgyventi sunkų laikotarpį. Kuo daugiau naujų žodžių galite sukaupti jausmams atskirti, tuo daugiau jūsų smegenys turi galimybę tuos jausmus, įvairius pojūčius ir emocijas suprasti. Kai turite tikslesnį žodį jausmui įvardinti, tai padeda reguliuoti emocijas ir savo ruožtu reiškia, kad jūsų kūnas ir protas apskritai patiria mažiau streso. Tai yra labai svarbi priemonė, jei norite būti lankstesni ir efektyviau reaguoti į patirimus iššūkius. Gera žinia ta, kad šį įgūdį visi galime nuolat tobulinti. Ir štai keletas idėjų, kaip praturtinti savo emocinį žodyną. Būkite konkretūs. Kai ką nors jaučiate, stenkitės neapsiriboti vien tik jaučiuosi nuostabiai arba nesu laimingas. Kokiais kitais žodžiais galite apibūdinti šį jausmą, ar tai jausmų derinys, kokius fizinius pojūčius pastebite. Vienos emocijos įvardymo gali nepakakti tam tikram jausmui apibūdinti, ar tai jausmų derinys, pavyzdžiui, jaučiuosi nervingas ir kartu susijaudinęs. Nėra tinkama ar netinkama būdų įvardyti emociją. Svarbiau rasti apibūdinimą, kuris būtų aiškus jums ir jūs supantiems žmonėms. Jei negalite rasti žodžių, mėginkite sugalvoti savų arba rasti žodžių iš kitų kalbų, kurių aiškaus vertimo neturite. Leiskitės į naujas patirtis ir žongliruokite būdais, kaip tas patirtis apibūdinti. Pradžia gali būti naujų maisto produktų degustavimas, paskui susitikimai su naujais žmonėmis, knygų skaitimas ar lankymasis kokioje nors naujoje veikloje. Kiekviena nauja patirtis suteikia galimybę pažvelgti į dalykus kitomis akimis. Lavindami gebėjimą apibūdinti naujas patirtis, pasinaudokite kiekvieną galimybę išmokti naujų žodžių. Tai nebūtinai turi ateiti, nors gali tik iš knygų. To jūs gali praturtinti muzika, filmai ir kitos sritis, kuriuose galite susipažinti su naujais žodžiais savo jausmams apibūdinti.